Jūsų prekinio ženklo konceptas yra įdomus dar tuo, kad jūs turite tik tais 2 dydžius, taip? Kaip kilo idėja pagaminti drabužius, kurie, iš esmės, drąsiai galiu sakyti, tiktų visom moteriam? Aš įsivaizduoju, kad tai yra ir beproto sudėtingi techniniai dalykai. Taip, nes reikia siluetą atitaikyti. Šiaip daug gaminių, šitas tavo megztinis yra irgi iš vis vieno dydžio, universalaus dydžio gaminamas, bet mezginiai yra tam dėkingi, nes jie yra dažniausiai labai elastingi ir tamprus. Gamybiškai mes taip pat kaip mažas verslas vis augam, statom, mes tikrai neturėjom finansinių galimybių 5 ar 6 dydžius į sandėlį pasigaminti ir pasidėti. O pavyzdžiui, su kelnėm, iš vis vieno dydžio pradėjom tas kelnes, po to matėm, kad klientai prašo ten didesnių, mažesnių, tai jau gavosi 2 dydžiai kelnių, kur matom, kad tikrai užtenka tų 2 dydžių, bet didesnis niuansas buvo, kad reikia ilgių skirtingų. Tai va, tu ir pati esi aukšta, žinai, šitą niuansą. Ir labai džiaugiasi klientės, kur gali jos, žinai, prisitaikyti tą kelnių ilgį. Ir darom irgi ir individualų kelnių ilgį gaminam, tai kas yra dar aukštesnė ar ten dar žemesnio ūgio, tai pritaikom, tai labai džiaugiasi klientai šito. Taip, aš kaip pati būdama aukšta, tai žinau tą džiaugsmą, kai tu randi tinkamą ilgio kelnes, tai ačiū už tai.